Tačiau, nusprendusi studijuoti pagal mainų programą, namo ji dabar važiuoja iš Latvijos, nes studijuoja Rygos vadybos ir pedagogikos akademijoje. Tad dabar jai, jau pripratinusiai lietuvių žiūrėti į save kaip į paprastą merginą, to reikia mokyti ir brolius latvius. Ir aš jau nebekreipiu taip dėmesio, kad žiūri, kad čigonė. Anksčiau kreipdavau, taip, mane tai erzindavo labai. Būdavo, kad ten iki muštynių ten darydavo. O štai šito, žiūrėdami į mažutę bei reto ramumo ir kuklumo merginą, gyvenime nebūtumėm pasakę. Jo, aš noriu ramybės. Aš noriu ramybės. Iš savo tautiečių Konsuela išsiskiria ne tik ramybė ir pastovumo troškimu. Ji viena iš tų čigonų, kuriuos galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. O gimtuosiuose Šiauliuose ji apskritai vienintelė pasirinkusi aukštojo mokslo studijas. Tik, o tai jau visai čigoniška, nuo muzikos ji ne per žingsnį. Man būna bloga nuotaika, aš pradedu dainuoti, man iš karto viskas gerai, man vagelė. Nors ten labai blogai, bet... Išeinu į sceną ir galvoju, kad tai yra šventa, kad jeigu aš turiu talentą, aš turiu pasidalinti su kitais žmonėm, kad ir jiem būtų gera. Ir nors ne visiems patinka tas Konsuelos pasirinktų dainų stilius, beje, tekstus, kurie ji pati, reikėtų sutikti su Marijaus nuomonė. Aš mušiuosi su kiekvienu, kuris pasakys, kad jūs nemoka dainuoti ir kad tai darote nenuoširdžiai. Laužo dūmai jau kvepia, žirgai žvengia. Mindaugai, daug aš tau pabursiu iš delno. O ką tu čia išbursi? O, nieko, po to pasakysiu. Ar pateksiu į finalą? Tu tai tikrai. O ar pateks į finalą, Konsuela pasirodys nuo šio, paaiškės po šio pasirodymo. Taigi, žvilgsnis į nuostabią Konsuelą.
Konsuela. Trumpai paklausiu, matyt, daina buvo apie meilę. Ne. Ne? Daina buvo apie ilgą Romų kelionę. Ai, Ir kuri baigėsi meilė. Greičiausiai. Greičiausiai jo. na gerai. Iki nors šiol pažinojame keletą dainuojančių Romų. Tai buvo Romas Radžis, Romas kiek. Dambrauskas, o dabar ir Romė Konsuela. Nuostabu. Ką apie tai mano teisėjai, kurie kilnojo kojas? Konsuela, tu esi graži ir žavinga. Tokios muzikos klausydamas aš labai ilgai gyvensiu. Ačiū tau. Aš ją mėgstu. Konsuela, sveikinu papuolus į pusfinalį. Linkiu sėkmės. Tikiuosi, kad žiūrovai tave palaikys ir įvertins tavo stiprų balsą. Rūta, o tai nebuvo šiek tiek atsainus vertinimas? Aš labai stengiuosi susilaikyti nuo stipresnių savo komentarų, kad pernelyg stipriai neįtakočiau žiūrovų. Kartais tiesiog susilaikyti neįmanoma, bet šį kartą aš susilaikau. Tai Rūta susilaikė! susilaikė. Tiesiog jai šitos Romų dainos gyvenimo neilgina, nei trumpina. Ne, Romų dainos man labai patinka. Gerai, aš prisidėčiau gal prie Adolfo, aš nežinau, ar gal gyvenimą irgi ilgina. Tiesą sakant, Konsuela, vienintelė yra bėda, kad šitam žanre, šitose dainuose yra taip viskas sudėliota į savo vietas, kad pagalvoju, jeigu aš šią dainą išgirščiau kur nors važiuodamas automobilyje, aš neatskirčiau, ar čia jūs dainuojate, ar dainuoja kas nors iš jūsų draugių, ar dar kas nors iš Romų bendruomenės. Taip, kad kitą kartą lik ir norėtųsi pamatyti jūs šiek tiek kitokiam amplua. Bet be jokios abejonės paliekam viską žiūrovams ir tikimės, kad jie bus supratingi ir geranoriški jums. Sėkmės. Nereikia tokių dainų klausytis automobilyje. Dėl to, kad už vairo negalima gerbti. Kągi, Konsuelos numeris šį vakarą yra 04. Ačiū. O jūs, mėly žiūrovai, nepamirškite, kad esate vieninteliai.